Ačiū labai, kad pakvietėt. Nu ką, nuo pat pradžių, kas buvo, kas vyko, kaip yra dabar. Nu, aš gimiau šeimoj, normalioj šeimoj, kur mm, e, tėvai nelabai daug kalbėjo apie meilę vaikams, bet aš buvau su broliu, e, bet mylėjau kaip mokėjo. Ir mes jautėm šitą meilę, viskas gerai ten buvo toj šeimoj. Mama išvis nevartojo alkoholio, todėl kad jai nepatikdavo ta būsena, kai jinai išgeria, o tėvas išgėrinėjo per išeigines, bet, nu, dažnai išgėrinėjo ir galėjo net prisigerti, bet kažkaip tai jam nebuvo jokių to gėrimo pasekmių ir problemų jisai neturėjo, galėjo išeiti į darbą ir aplamai problemų. Ir jisai ir dabar išgėrinėja, bet kažkaip tai vat viskas, aš negaliu jo pavadinti alkoholiku. Tai pakankamai tokia buvo, nu, galėčiau sakyti, laiminga vaikystė. Ir mokykla, kaip aš mokinausi mokykloj, irgi buvo viskas tikrai gerai. Aš buvau bendraujanti mergina tokia, mergaitė. Labai neblogai sekėsi mokslai ir, nu, sakysim, iš tų lyderių turbūt buvau klasėj, todėl kad nuo pirmos klasės iki paskutinės buvau tai pirmininkė, tai seniūnė. Tai kažkaip tai viskas sekasi gerai. Nepasakysi, kad kažkas tai buvo ten toj vaikystėj negerai. Ir mokykloj. Viskas prasidėjo, kaip aš įstojau į medicinos kolegiją. Ten aš paragavau pirmą kartą alkoholį, mokykloj neragavau. Ir man padarė labai didelį įspūdį alkoholis. Tokia gera savijauta, toks mano draugas pasidarė nuo pat pradžių, man labai patiko tas efektas, kurį, nu, ir taip gerai, bet kaip išgeri dar geriau. Ir aplamai visur taip lengva, paprasta bendrauti, kalbėti, eiti be jokių įtampų, be jokių. Labai labai didelis draugas man pasidarė. Ir aš bijojau, niekur neėjau, nei pas draugį, nei diskoteką, nei susitikimą, visur lydėjo alkoholis. Ir irgi aš niekada negalėjau suprasti, kaip galima sėdėti su tau, nuo pat pradžių tai buvo, negalėjau suprasti, kaip galima išgerti vieną bokalą, ten šampano, pavyzdžiui, ar alaus ir viskas, ir arba visą vakarą sėdėti su vienu bokalu. Man tai buvo nuo pat pradžių netiko, man reikėjo dar ir dar. Ir aš pakankamai daug galėjau paimti. Ir aš labai dažnai prisigerdavau. Aišku, problemų jokių nemačiau, visiškai, nors ir prisigerdavau, todėl kad man atrodė, kad visi geria ir čia nieko tokio. Kada man pradėjo sakyti pirmi tokie pastabos iš tėvų, iš draugų, kad aš per daug geriu, bet aš į tai visiškai nekreipiau dėmesį. Aš ištekėjau, būdama 18. Mes apsiženijom. Ir va dabar prisiminiau tokį vieną momentą, kuris vat kažkaip tai galvojau, net negalvojau apie jį pasakot, bet vat prisiminiau dabar. Man 18 metų ir mano vestuvės turi būti rytoj, o aš su draugė iš vakaro ant tiek prisilupasinom su savo geriausia padružke. Iki 4 nakties turbūt mes taip gėrėm, kad sekantį dieną, mano vestuvės dieną, kur aš ten daug svečių buvo, daug giminių, ten anksčiau tokios vestuvės buvo labai didelis. Tai sekančią dieną aš sėdėjau kaip akmeninė, todėl kad man buvo labai bloga.
o man reikia būt gražiai ir aš buvau kaip ir graži, viskas dar jaunystėj tai taip nesimatė nieko. Bet, aš atsimenu labai gerai, kad man taip buvo bloga, kad, daug ko negirdėjau, ką man šneka, aš tokia akmeninė, stengiausi šypsotis, bet vat kiek bet pachmielo jokio nebuvo ir negėriau ir nevalgiau tą dieną savo vestuves. Nu ir, taip lydėjo mane alkoholis toliau. Kol aš neparagavau nu, problemų aš nemačiau, kol aš neparagavau, pachmielo. Aš pagimdžiau dukrą, 24 ir kažkur tai 27 aš paragavau, nu, man pasakė, kad nebus taip bloga. Man visada buvo bloga po išgėrimo, bet kai aš paragavau pachmielą, prasidėjo visos bėdos. Aš tada jau dirbau sanatorijoj. Pas mus darbe visada buvo spiritas visur, mums dalindavo spiritą. Čia buvo visiškai ne problema. Ir kai aš paragavau tą pachmielą, aš pajutau tokį visiškai kitokią savijautą. Oi, vau, tai net galima ir truputėlį taip daryti ir darbe, pasirodo. Tai kai aš pradėjau taip daryti, tada prasidėjo labai labai didelis toksai mano kritimas. Aš pradėjau gerti kiekvieną dieną. Kuo toliau, tuo baisiau viskas buvo ir ten prasidėjo didžiulis gyvenimo dugnas. Per 2 metus mano gėrimo, nuo 28 metų iki 30, aš taip kritau į dugną su tokiais praradimais, kad baisu prisiminti. Aš praradau, nu, mes išsiskyrėm su vyru. Mano dukra buvo, paėmė močiutė, vyro mama. Darbe, nu, vienu žodžiu, aš galų gale ir darbą pragėriau, o ten tai išvis buvo košmaras. Vienu žodžiu, gėriau taip, kad nežinau, kaip mane ten laikė paskutinį laiką. Aš 13 metų ten atidirbau, bet paskutiniais ten metais, gal ne 13, atsiprašau, nu nesvarbu, gal paskutinis mano užgėrimas buvo, nu, aš ten budėjau ir vienu žodžiu, sanatorijoj pas mus buvo budėjimai ir aš užmigau su cigaretė, aš vos nepadengiau visą sanatoriją. Tai ten naktį tėvai mano nešė tą sofą į mišką kažkur, tai, nu, vienu žodžiu, ten buvo cirkai. Ir tais laikais dar, tai kažkaip tai va taip gerai, kad viskas taip baigėsi, kad mane direktorė iškvietė ant kilimo ir pasakė greitai rašyk pareiškimą ir dink iš čia, todėl kad čia yra košmaras. Ten dūmų buvo tiek daug, ten nedegė ta sofa, bet jinai, nu, vienu žodžiu, pridarė daug bėdos, daug dūmų buvo, reikėjo vėdinti viską, tai nežinau kiek laiko. Ir tada paskui aš kai praradau darbą, išvis dar blogiau pasidarė. O pas mus dar tuo metu šeimoj buvo didelė tragedija. Ten viskas susidėjo į vieną krūvą. Mano brolis, jisai dabar yra AA narys, jisai narkomanas, tuo metu jisai irgi vartojo ir pakliuvo į kalėjimą. Mano mama susirgo vėžiu ir aš gėriau dar stipriau. Aš gėriau kaip, nu, kiekvieną dieną ir baisiai gėriau. Aš jau neateidavau, kaip mes susiskyrėm su vyru, aš atvažiavau gyventi pas mamą, pas tėvus ir pradėjau nebegrįžti namo. Gėriau lauke, landynėse, nesvarbu, man buvo nesvarbu, kur gert. Aš negalėjau realybės panešti, aš negalėjau, aš atsibusdavau ir kai pagalvoju, kad mama miršta, kai pagalvoju, kad dukros nėra, kai pagalvoju, kad aš be darbo, kad aš išsiskyrusi, aš toliau dar stipriau geriau. Ta agonija tęsiasi ilgai, aš nežinau, kaip knygai parašyta, tai viskas apie mane. Ta agonija tęsiasi 2 metus. Ir
mane mano mama, kaip dabar pagalvoju, kad mano mama mirė be, skaitykim, be dukros. Nu, man buvo tai labai sunku paskui viską suvirškint, bent tuo momentu aš gėriau. Ir mano tėvas mane kažkur tai rado ir atvežė į narkologiją. Tai čia man buvo 30 metų. Aš atsidūriau narkologijai, detokse ir kaip aš ten jau mane truputėlį vaistais atsičiūchinau tenais, aš galvoju, kad aš beprotė. Aš galvoju, kad aš išprotėjusi. Ir mano vieta tikrai mane uždarys turbūt beprotnamį ir būsiu ten visą gyvenimą. Aš negalėjau suvokti, kas su manim vyksta. Aš negalėjau suvokti, kaip aš taip dariau, kodėl aš taip gyvenau, kodėl aš taip gėriau, kodėl aš negalėjau sustoti, man buvo taip baisu. Ir paskui užsirašiau iš narkologijos perėjau į pirmą savo Minesotos programą. Ir ten aš sužinojau, kad alkoholizmas yra liga. Jinai yra mirtina, bet išeitis yra. Su ja galima susitvarkyti ir gyventi laimingai. Aš kaip šitą sužinojau, aš labai apsidžiaugiau. Todėl, kad sužinojau, kad galima, išeitis yra. Todėl, kad sužinojau, kad galima susitvarkyti. Aš galvojau, kad aš visiškas aman, kad ten su mano galva tikrai negerai ir kad nieko čia nepadės. Aišku, ten iš Minesotos aš pakliuvau pirmą anoniminių alkoholikų susirinkimą. Tais metais dar senajam Rūsy Vilniui. Nežinau, man tai, ką aš mačiau 12 žingsnių kabėdami ant sienos perskaičiau. Ir aplamai, kad susipažinau Minesotoj su tą programą, man vis tiek buvo viskas neaišku. Aišku, čia programa ne man, bent ne dabar man taip atrodė, todėl kad, kabėjo žodis Dievas ir tai man atrodo nesąmonė. Kaip koks ten Dievas gali man padėti, jeigu negali padėti gydytojai. Aš pati esu medikė, man turi būti medikų pagalba, o ne koks Dievas. Va tai buvo. Ir dar aš susipažinau Minesotoje tada su antru savo vyru. Ir man kažkaip tai mums turbūt buvo ne iki to. Man, aišku, buvo pirmoje vietoje, aš labai išgyvenau, aišku, mamos mirtį sunkiai ir man buvo pirmoje vietoje grąžinti dukrą. Ir mano antras vyras, jisai pasakė, mes padarysim viską, kad grąžinti, ir aš tuo metu kažkaip tai išėjau iš Minesotos, mes kažkiek pradėjom vaikščioti susirinkimus, nors aš ten nieko nesupratau tose susirinkimuose, bet dukrą mes grąžinom. Vat aš ištekėjau antrą kartą, mes jau gyvenom 3. Ir mano antras vyras irgi yra dabar anoniminis alkoholikas. Tai tuo metu, kai mes su juos apsiženijom, tai jau mano gėrimas pasikeitė po Minesotos. Pas mane atsirado negėrimo laikotarpiai ir užgėrimo laikotarpiai. Jeigu aš anksčiau gerdavau kiekvieną dieną, tai dabar jau aš gėriau, pavyzdžiui, galėjau negerti mėnesį, 2 iki 3. Daugiau 3 mėnesių negalėjau niekada tuo metu. Ir užgėrimas. Užgėrimas galėjo būti savaitę, 2, ten dažnai mane stabdydavo, kas nors stabdydavo ir veždavo ligoninę. Prasidėjo tokie ligoninių laikotarpis. Ir mes kartu gėrėm su vyru. Užgėrimai buvo, baisus užgėrimai buvo. Dukra, kai pas mus gyveno, kaip mes blaivi, tai išvažiuodavo pas močiutę, gerai gyvenom ir ne problema buvo pinigai, aš visada galėjau rasti, nupirkti, man išvis tai nebuvo niekada problema.
Ir arba iškviesti lašalinę irgi namoj, kada labai bloga. Kviesdavau namo lašalinę ir lašindavau. Nu, vienu žodžiu, paskui man visas šitas nusibodo jau ta istorija ir aš pradėjau, reikia kažką daryti. Kažkokia tai ten buvo iš eilės ligoninė, jų buvo pas mane labai daug. Negaliu suskaičiuoti, bandžiau, bet negaliu. Kažkur galbūt iki 20, nežinau, daug ligoninių per visą laikotarpį. Em, Aš bandžiau save kažkaip tai e, stabdyti, bandžiau kitus metodus tada kaip tik. E, Aš bandžiau kaduotis, tarpiduotis. Aš siuvau kažkokią ampulę, man siuvo, metodas Šyčko buvo, kažkoks metodas, kur aš pravaikščiojau girta ir neatsimenu pavadinimo to metodo. Psichoterapija, antrą Minesotą, kurie man pasakė, kad ieškok tu globėjos, nieko nebus, Albinas pasakė. Nu ir aš pasakiau taip, taip, taip būtinai ir toliau nieko nedariau. Bet į susirinkimus nueidavau. Vot kažkaip tai taip buvo. Aš žiūrėjau visus tos žingsnius ir negalėjau suvokti, kaip čia dabar Dievas man gali padėti. Ir vat aš pasakysiu taip, kad nebuvo taip, buvo viskas aišku tragiškai, bet nebuvo ant tiek, todėl kad mano negėrimai, kai aš negėriau, tai laikotarpiai, buvo labai gražus. Mes kažkur keliavom, važiavom į kitos šalis ir daug ką pamatėm, blaiviai važiavau, aš nežinau kaip čia, nemoku paaiškinti, aš blaiva buvau. Visose kelionėse savo, turbūt bijojau labai prisigerti ir kur nors, nežinau, ko aš ten bijojau. Nu, aš va tai buvo, aš negėriau kelionėse. Bet atvažiuodavau, prisigerdavau. Ir iš karto buvo ligoninė. Užgėrimai kuo toliau, to buvo baisesni visada. Pas mane buvo epilepsijos priepuolis nuo alkoholio vienas. Ir man taip viskas nusibodo ir nieko nepadeda jokie kodai tarpėdai, man tai kad juokas imdavo iš jų. Man paprasčiausiai ne taip, kad nepadeda, aš net nesistengiau, kad atlaikyti tą kodą, aš tik dėl to, kad artimiesiems būtų ramiau. Dukra tai ten, aišku, išgyveno visko, bet ačiū Dievui, kad dar buvo močiutė ir jinai yra ir dabar, kai mes gėrėm, jinai galėjo ten pabėgti. O negėrimo laikotarpį aš visada surasdavau savo darbą, pradėdavau dirbti ir paskui, jeigu pasisekdavo, tai likdavo tas darbas, jeigu ne, tai pragerdavau darbą. Va taip ir gyvenom. Nu, bet labai man viskas nusibodo ir vyrui nusibodo jau. Ir vat pas mus atsiranda prieš 14 ar kiek ten metų atsiranda studijavimas anoniminių alkoholikų knygos su globėja. Aš kažkaip tai, kai pamačiau tos žmonės, pirmus mūsų, kurie praėjo programą su globėja ir su didžiąją knygą, aš pamačiau, aš jų pažinojau, ir aš pamačiau, kaip jie pasikeitė, kokie jie pasidarė kitokie, jie kažką tai tokio turėjo. Ir aš juos žiūrėjau, galvojau, Dieve mano, iš tikrųjų, kas tai, ką jie turi tokio, kad tai pasikeitė. Man pasirodė, kad tie žmonės, nu, visai kitaip žiūri, visai kitaip kalba, visai kitaip jaučiasi, visai kitaip atrodo. Ir ramesnė, ir kažkoks akyse kažką tai to, ko man taip, aš užsidegiau, aš norėjau to turėti. Aš nežinojau, ką jie turi, bet aš labai labai norėjau. Ir aš ilgai nelaukiau. Viena iš pirmųjų mūsų globėjų ir buvo mano globėja. Ir aš pasiprašiau globos ir pradėjau eiti žingsnis. Nu tai vat įvyko taip, aišku, man tai buvo labai didelis atradimas aplamai savęs. Pirmas dalykas, aš atradau tikėjimą.
Būtent čia AA draugijai, skaitydama knygą su globėja, ir aš atradau Dievą. Aš atradau Dievą ir tikėjimą, tai padarė mano gyvenime tokį didelį įspūdį. Ir kada aš susipažinau su savim per 4 žingsnį, aš pamačiau, kokia aš esu iš tikrųjų, nu, man pasidarė baisu. Man taip pasidarė baisu, kokia aš esu. Aš gi negalvojau, kad aš tokia esu. Visiškai negalvojau. Aš visiškai savęs nemačiau. Aš visiškai negalvojau, kad aš tokia, kokia ten pamačiau, kai prašiau 4 žingsnį. Ir susipažinus su savim, per 8 mėnesius mes praėjom, ar per 7 ėjom tuos žingsnius su globėja, ir mano gyvenimas taip pradėjo keistis. Nu, vat kaip ir rašoma knygoj, 180 laipsnių. Aš negalėjau, aš ant tiek gerai jaučiausi. Mano buvo būsena tokia, kad man atrodo, nu, aš sakau, aš nevaikštau po žemę, o aš skrendu, ypač po 9 žingsnio. Aš tiek daug 9-ukų padariau. Aš važiavau ir dėl to darbo, kurį pragėriau. Aš ieškojau žmonių, aš tikrai gal kažką tai neradau, nei, nu, ką galėjau padariau, bet aš dariau viską. Pas mane 9-ukų buvo nerealiai daug ir tokių gerų, tokių jėgiškų. Ir aš tapau tokia sau, nu, aš nežinau, aš nemoku pasakyti, man atsirado kažkoks tai toks vidinis kaifas, lengvumas ir tokia euforija. Aš nežinau, aš visiems, nu, nežinau, ir dukra su manim, ir su vyru viskas gerai, ir visiems reikalinga tapau. Skambutis, telefonas pastoviai skambina, su visais santykiais susitvarkė, darbas, vau, visur sekasi, kaip sviestu patepta, aš kaip skridau, aš visur dalyvavau, važiavau į stovyklos, važiavau į visokius, nu, kur reikėjo, ten ir važiavau. Kur mačiau, ten ir važiavau, todėl kad mane vežė programa. Jinai mane vežė, bet aš šiandien tai suprantu, kas su manim buvo. Paprasčiausiai man nestebėjau, aš dar nemokėjau taip, kaip dabar tai suprantu, nemokėjau taip save stebėti. Aš nepamačiau, kad čia mano yra ta būsena nenormali jau. Aš pradėjau globot, ir viskas liejosi, kaip man atrodo, kaip sviestu patepta. Vat knygoj parašyta, kaip danguje nė vieno debesėlio, gražus oras, fantastiška nuotaika, darbas baigtas, aš atsisėdu į mašiną, pavasaris, važiuoju į mūsų univermagą nupirkti vasarinę suknelę, nuotaika gera, atvažiuoju, statau mašiną, einu į univermagą, užeinu į skyrių, nu viskas taip čiki, nu ant tiek vat dūšia dainuoja ir visa aš tokia skraidanti. Ir aš atsisėdu atsigerti kažkaip ten kavinėj univermage ir galvojau vandens, paskui galva kažkaip persisuko. Aš jau galvoju apie gyrą ir paskui nepastebėjau, kaip užsakinėjau alų. O ten buvo viskas labai greitai. Po alaus aš nieko neatsimenu ir atsiduriu jau vakare uždarytą areštinį, nes muščiausi su policininku. Ir tada tai man buvo vau. Vyras mane iš ten, aišku, išpirko kažkaip tai ir aš atsidūriau vėl užgėrime ir ligoniniai. Ir kaip aš atsimenu, atsibudau aš ligoninėj ir galvoju, ne, su manim to negalėjo atsitikti. Kaip taip atsitiko? Kas įvyko? Negali būti. Ašgi viską gerai dariau, ašgi viską žinau, ašgi viskas, vau, pas mane viskas yra gerai. Ir tada aš gavau tokią sau didelį ablomą, kad aš negalėjau suvokti, kas darosi. Kodėl taip įvyko, tai neturėjo taip įvykti. O apie gėdą, ten nepatogumai, grįžti, prasidėjo visokie nepatogumai. Grįžti atgal, grįžti į grupę,
atsiprašinėti. Oi, ir vat tas vat dalykas, kaip aš šiandien viską suprantu, aš atsitolau ir vat, nu čia mano Golgota tokia. Aš atsitolau ir per savo egoizmą, per savo puikybę, jinai atsirado greitai irgi, kai atsitolsti. Aš nesugebėjau sugrįžti atgal. E, Pas mane aplamai gyvenime visada tai būdavo. Arba taip, arba ne. Arba labai gerai, arba labai blogai. Pas mane nebuvo niekada to vidurkio. Ir jeigu vau, tai vau, jeigu blogai, tai blogai. Aš vėl dugne. Ir ką man daryti? Kaip man grįžti, man gėda, viskas, aš atsitraukiu ir ta puikybė neleidžia, ir egoizmas neleidžia, čia šiandien aš taip suprantu, o tada man taip neatrodė. Man atrodė, kad aš truputį būsiu grupiai, bet truputį, nu kaip nors, ašgi turiu Dievą. Ašgi žinau, man reikia tik būti su Dievu ir viskas susitvarkys, nebūtinai ten kažkaip su globėja rašyti ar ką, nu, vienu žodžiu, nesigaudavo man. Aš pasiprašiau globos pas kitą žmogų ir bandžiau praeiti dar kartą žingsnius, bet aš neužsikabinau. Neužsikabinau, nes nebuvau tame. Aš nesugebėjau grįžti. Mano viena koja buvo ten, o kita koja buvo kitur. Dar šiandien suprantu, kas mano galvoj darėsi. Aš dar mačiau žmonės iš kitų grupių, kurie neina, nerašo, nedaro ir jie blaivūs. Ir aš žinau, kad jie alkoholikai tikrai. Ir tai mane truputėlį, mano nesveika visiškai protą, mane dar, nu bet aš tikėjau, kad aš galiu. Buvau aš pati. Ir tos aš pati buvo labai daug. Bet aš to vėlgi nemačiau per tokį didelį laikotarpį, čia buvo laikotarpis vėl nemažas. Aš va taip va irgi, aš laukiau, man buvo ant tiek gėda grįžti į grupę, aš laukiau, rinkau dienas, rinkau mėnesius, su visokiom dvasiniam literatūrom, aš daug skaičiau visokių dvasinių knygų, meditavau, vaikščiojau į susirinkimus, gal kartą į 2 savaites, kartą į 3, būna išvis mėnesį neateinu. Būna globėjai, kažką tai rašau, bet ta globėja manimi jau netikėjo. Ir aš atvirai sakant, yra dėl ko, todėl kad aš ten nieko ir nedariau, kas priklauso nuo manęs. Ir va taip kažkaip tai neaišku kaip, bet aš šventai tikėjau, kad man gausis. Man gausis. Vat kažkaip tai gausis. Ir aš užgerdavau, nu, pas mane, aišku, jau galėjau prasilaikyti truputėlį ilgiau, bet čia yra nesąmonė, buvo užgėrimai ir jie buvo baisus. Ir paskutinis mano užgėrimas, kuris kaip tik buvo greitai, poryt bus metai, kaip aš blaiva. Paskutinis mano užgėrimas buvo, nu, toks baisus, kad nu, nežinau, aš pirmą kartą, aš visada noriu gyventi, aš visada norėjau gyventi, net kad kaip nebūtų sunku ir bloga, aš visada gyventi norėjau ir visada gerti norėjau. Vat, ir gerti visada. Man noras gerti niekada neprapuolė per tą laikotarpį, niekada. Man buvo noras visada gerti. Bet kai aš grįžau po paskutinį savo užgėrimo namo, ir nuo manęs visi atsisuko, kaip, nu, ne pirmą kartą, bet visiškai likau viena. Ir man, vat, aš supratau, kad čia yra viskas. Čia yra jau viskas. Ir ką man daryti? Tai yra tragedija, tai yra viskas. Ir aš tikrai nenorėjau gyventi. Pirmą kartą gyvenime aš pajutau tokią depresiją, kad nu, man buvo labai baisu. Aš tikrai nenorėjau gyventi, aš nemačiau jau prasmės visiškai. Ir tada aš atėjau į grupę visiškai palūžusi,
pasidaviau visiškai, man buvo jau viskas nesvarbu. Aš tik žinojau, kad man reikia žmogaus, kuris manim patikės ir kuris su manim dar paskaitys knygą. Aš buvau beviltiška visiškai, manim netikėjo. Nei mano artimieji, nei, nei globėja, nieks manim netikėjo. Ir aš atėjau į grupę, aš tikrai norėjau su kitu žmogum praeiti, aš jau mačiau tą žmogų, bet, atėjau į grupę ir pasiprašiau dar kartą globos. Ir nuo tos dienos aš dar kartą mes praėjom žingsnius, bet šis kartas buvo kažkoks tai kitoks, visiškai kitoks. Ir ką aš noriu pasakyti? Aš labai dėkinga šitai savo globėjai, kurie pravedė mane žingsniais, todėl kad tikrai pamačiau tą tiesą, kurios nesugebėjau pamatyti anksčiau. Ir yra daug žmonių turbūt taip nusivylusi visko, kuriem ne iš pirmo karto pasisekė ir net ne iš antro, kurie nusivyla ir nuleidžia rankas. Ir aš galėjau negrįžti ir numirti. Čia tikrai taip. Todėl kad užgėrimai mano buvo, mane išveždavo paskutinį kartą, išvežinėdavo į ligoninę jau su policija ir su greitoji. Todėl kad aš jau vaikščiot negalėjau. Aš su vaistais viską maišydavau ir neatsikelt nieko negalėjau. Aš galėjau numirti, aš viena buvau namuose. Mane visi palikė. Vienu žodžiu, taip gali žmogus ir numirti, jeigu kažkokia Dievo ranka, kuri vedė. Ir aš tą dieną žinojau, ką aš darysiu. Aš tą dieną, kai atėjau į grupę, aš žinojau, ką aš darysiu. Ir mes pakalbėjom su globėju ir pradėjom eiti. Taip labai sudėtinga buvo iš pradžių, todėl kad man atrodė, kad manim nieks nebetiki. Čia egoizmas, aišku, aš suprantu, bet paskui viskas rimsta ir pamačiau tą tiesą. Aš labai gerai ją pamačiau, ko nedariau, ko buvo per mažai, o nieko nebuvo, jeigu atvirai sakos. Man tokiai, kokia aš esu, su tokiu nesveiku mąstymu buvau tiek metų, alkoholikė končina alkoholikė, su didelė puikybė ir egoizmo. Man tokiai reikia visko. Man reikia visos visumos. Tai yra ir 12 žingsnių programa, ir susirinkimai, ir tarnavimas, ir globėja, su kuria aš palaikau ryšį dabar dažnai, kai man bloga, kuriai aš žinau, kad jinai mane visada išklausys, jeigu man reikės. Aš šiandien globoju, aš šiandien tarnauju. Ir aš tai darau su noru. Man niekada taip nebuvo. Tik tada, kada aš, aišku, užaiforinau, bet čia nenormaliai buvo būsena. Man svarbiausia šiai dienai stebėti savo būseną. Kaip anksčiau aš buvau kaip šviesoforas be geltonos šviesos, dega arba raudona, arba žalia. Šiai dienai pas mane šviesoforas dirba gerai. Šiai dienai yra stop linija, stop geltona šviesa, kur atsistoji ir pagalvoji, ką man reikia daryti, kad man reikia Dievo pagalbos. Ir šiai dienai, kai atsitinka kažkas, tai nesenai irgi įvykis buvo toks, kur anksčiau tai aš nepaneščiau tokios būsenos, todėl kad aš nemokėjau su jais tvarkyti, su tom būsenom, aš vis tiek nemokėjau. Šiandieną man gaunasi ir dėka, aišku, to, ką aš pamačiau, dėka 12 žingsnių, dėka jūsų, ką aš klausau iš jūsų, dėka savęs stebėjimo, todėl kad per visus metus aš nesustojau rašyti, kiekvieną vakarą rašau, savęs stebiu savo vidinį būseną ir matau, kad jinai kitokia. Aš matau, kad įmanoma susitvarkyti su bet kuo, su Dievo pagalba. Ir jeigu anksčiau tai būdavo neįmanoma, dabar tapo įmanoma.
Ir aš stebiuosi, kad mano reakcija kitokia į tokius rimtus dalykus, kuriuos anksčiau atrodydavo, nu, paprasčiausiai negalėsiu. Em, Aš šiandien visur man globėja išmokė pasakyti stop ir pakviesti Dievą. Aš mokinausi tai daryti. Man globėja pasakė, tu įjunk žadintuvą kas valandą, kad nepamiršti su Dievu pakalbėti. Ir žinokit, aš taip, nu, nejungiau galbūt, bet dariau. Ir paprasčiausiai aš visuose pokalbiuose, visur, kur neinu, ką nedarau, kur nebūnu, aš visada sakau, Dieve, laikyk mane už rankos. Tokiai alkoholikai kaip aš, tai yra stebuklas. Aš moku šiandien matyti tiesą. Ir tai yra fantastika. Aišku, santykiai šiai dienai geri, bet nereikia norėti iš karto daug. Dar tokiais momentais, kai vyras, pavyzdžiui, skambina ir aš nepakeliu ragelio. Vienas kartas buvo, aš dirbu, išjungiu garsą, aš darau masažus, išjungiu garsą, dirbu, nu, pavyzdžiui, namuose. Ir girdžiu, vyras ateina su tokiu veidu, kas atsitiko. Nu, ar viskas gerai? Aišku, tai neįmanoma kitaip. Ir dukra, jeigu aš nekeliu, irgi jei būna, tai čia gali būti, kaip aš žinau, ir ilgai tokie dalykai, bet svarbiausia, ką aš supratau, kad man tokiai končinai reikia visko. Viso komplekto. Man reikia būti tame. Tai tapo per metus mano gyvenimo būdas. Aš pripratau kreiptis į Dievą, daryti stop ir nesusikoncentruoti į save, o galvoti, kur aš galiu būti naudinga ir ten eiti.